Akcijų birža tai organizuota ir reguliuojama finansų rinka, kurioje vyksta akcijų pirkimas ir pardavimas pagal nustatytas taisyklės. Ji veikia kaip tarpininkavimo sistema tarp įmonių, siekiančių pritraukti kapitalą, ir investuotojų, norinčių pelningai investuoti savo lėšas. Akcijų birža užtikrina skaidrumą, likvidumą ir pasitikėjimą finansų rinkoje. Kai įmonė pirmą kartą išleidžia akcijas viešai prekybai, ji tampa listinguojama biržoje. Tai leidžia verslui gauti papildomų lėšų plėtrai, naujiems projektams ar skolų mažinimui. Investuotojams tai suteikia galimybę tapti įmonės daliniais savininkais ir uždirbti iš akcijų vertės augimo ar dividendų. Vėlgi, kad kompanija galėtų listinguoti savo akcijas biržoje, ji turi atitikti tos biržos taisyklės. Pavyzdžiui, teikti periodinės audituotas finansinės ataskaitas, naujienų pranešimus, laikytis informacijos skaidrumo reikalavimų, tam tikrų nuosavybės perleidimų reikalavimų ir panašiai. Akcijų biržos veiklą lemia pasiūlos ir paklausos principas. Esant daugiau pirkėjų nei pardavėjų, akcijos kaina kyla ir atvirkščiai. Pačioje biržoje akcijų pirkėjai ar pardavėjai gali pateikti pavedimus pageidaujamam akcijų kiekiui, pirkti ar parduoti įvairiomis kainomis, priklausomai ar norės, jog jų pavedimas būtų įvykdytas iš karto, ar tik atsiradus kitai sandorio šaliai pageidaujama kaina. Didžiausios pasaulio akcijų biržos daro reikšmingą įtaką globaliai ekonomikai ir investavimo tendencijoms.